Nuo kirmėlių šuniukai pirmą kartą turėtų gauti vaistus 4 savaičių amžiaus. Jeigu jis turėjo kirmėlių, tai už 10 dienų jam vaistai yra kartojami. O iki pusės metų jis tada turi gauti vaistus nuo kirmėlių kas mėnesį. Nuo pusės metų amžiaus šuniukas, kuris turėjo kirmėlių, turi gauti vaistus kas 3 mėnesiai iki 1,5 metų, o vėliau suaugę gyvūnai turi gauti 2 kartus į metus. Vieną kartą prieš skiepą, kitą kartą kitoje pusėje metų. Kokie vaistai tinkamiausiai? Tinkamiausiai vaistai yra visi geri, tik tai reikia laiku ir tinkamai atiduoti. Bet užsienio valstybės, tokia kaip Anglija, Norvegija, Švedija, prašo mūsų, kad vaistai būtų suduoti nuo kirmėlių, kurie turi savo sudėtyje prazinkvartelių, kuris veikia ne tik apvaliasias kirmėles, bet ir plokščiasias.